Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, hebrytą, sveikai, šiandien matau nusiteikę taip normaliai. Va čia Udrius su Zita dėl poligonų susikalė. Tai aišku. Ingrida lauža mikrofoną. Taip, nepatinka. Sveikatos negeria. Ne, jai nepatinka mikrofon stovi. Saka, girdė, aš tave tuoj pareguliuosiu. Mikrofonė. Man dabar reikia kitą kabinetą išeiti, kad su mikrofonu pakalbėčiau per mikrofoną. Ne, nu tai baigtų, mes visi suaugę. Aš supratau, čia vietoj gali neįt niekur. Parodė medicinę knygutę užteks. Aš juk sakau, kad turiu viskas, va. Turiu viskas gerai. Čia vadinas ne sveikatos knygutė, pažinčių knygutė. Jo. Nu. A čia kaip turi pasirašyti, ne? Taip. Daugmaž, kai kas nesugeb. Nu, Tai kuo daugiau įrašų, tuo geriau, žinau. aš tai va, Zita, O girdėt? atsiliepimą irgi knygutį reikia palikti. Nu, va, girdėt, Zita kalbėjo, jinai grįžo iš Balio. Iš Nu. Balas iš Balio. Nu kur jau Indonezijos. išbalus, taip įdegusi, kokia kato visą rudą, jau kokia graži. Nebuvai ten užkliuvus tuose visuose Kur užkliuvus? reikaluose. Ne, ten, kai aš ateinu, saka, tokia graži moteris, pirmenybė iš karto. Nu, bet vat, Zita grįžo iš Balio, aš taip supratau, kad Žemaitija vis tiek gražesnė yra. Tai aišku, ką gražesnė. Nu, Sakė, jau pasilga jau. kad jau kaip bebūtų taip, kur ten yra, kai saka, visur gerai, bet namie tikrai geriausia. Nu, kaip ten sekės tau šiaip jau? Nu, labai gerai sekės. Jau pataikėm į tokį orą, pirmą dieną labai graži buvo, paskui kelias dienas liūtis tokias, kad jau nekišk nosies iš namų. Nu, dienas tai dienas, mums svarbiau kaip naktis vis sekės. O naktis buvo irgi labai fainas, viskas tvarkoja, tik paskutinę naktį vienoj viloj gyvenant, girdim kaip laša. Galvoju, kas ten laša, ateinu, pasirodo mūsų vonės kesta. Per lubas vanduo bėga. Eik tu savo, tai matai. Nes tokias liūtis eina, Nu, kad net vinti Aš pradeda. skaičiau, kad, žinai, ten skrida viena influencerė čia iš Vilniaus į Balį ir jie apvogė lėktuvę. Nu, matai, reikia Galvoju, pinigų kad- turėti, kai juos ištraukti. Aš kadangi kupriniai pinigų nesivežiojau, tai man nieks nepogė. Ne, nu, jie galėjo dar užrašyti, kad čia pinigai įdėti, Čia ne? Nu, Nu. pinigų krepšys. Pasimkit, hebra, kam reikia, nu tiesiog Grinų pinigų kuprinę pasidėję tenais į lentyną, pabuda, eini iš lėktuvą, a pinigų nebėra, 4000 eurų. O gal jinai susapnavo, kad jos turėjo, tau tai netrodo? Gal ir pamelavo, nu bet tai bet kuriuo atveju pinigus reikia laikyti arčiau, a ne? Savęs. Nu, tai kai dabar tokias technologijas yra kortelės, viskas telefonuose. Kam tie gryni? Iš vis, nu kam save apsisunkint? Saugok telefoną prie savęs. Nu, tai telefoną visą laiką Va, prie savęs ryškiai laikai. Zita buvo į Balį išskridus, o čia Lietuvoje tik apie grynus ir te kalb dabar visi. A, ne? Nu, tai Aš aišku. kažkaip, man tie gryni jau sakykim, tų grinų, aš to Nebepatinka, piniginiai ne? senai nebeturiu. Nebepatinka. Grynį nepaliek pėdsaką. Eik tu nu tą jo, kokį tai paliek. čia. Nu tai čia kaip kam. Nu va, O tarp kitko, kai sako, žinai, čia visi svajojam tapti milijonieriais. Tai aš sakau, jau aš buvau milijonierė. Ai, nu, tad- Aš papasakok. nuvykau į Balį, kad tu savo man žiūriu sąskaitoj, konvertuoju valiutą, žiūriu, kad aš jau ten Milijoną? Du kartus milijonierė. Milijonierė, tą grinų biškį nusivežėm, nu taip reikmėm ten įsikeisti, tai kai sakai, pinigai Vis dėlto. nebetelpa, pačiam vežėmės. Arūnai buvo grinų A, buvo. girdė, tai va iš kur tie gryniai. Gal to pačiu lėktuvu Tai va, skrido? taip, kad, žinai, kai sako, noriu būti milijonierium, tai va, nuvažiuok į Balį, būsi milijonierius. Jo, nors tas kelias dienas, a ne ten. Oi, ten milijonai tokie ateini, 40 000, 200 000, milijonus. O O, galvoju, o čia, tai žinai, pradžioj priprast reikia prie tų skaičių. Tai kiek kavos padelis milijonų kainuoja? 40 000. O, masažiuks? Ai, ne, apie masažiuką dar Masažiuks čia pasakysim buvo nuo 100 iki 200. Čia kainos dvi yra. Viena, jeigu tu masažuoji, antra, jeigu tave masažuoji. Ne, čia yra viena, jeigu
labai pigiai, tai jau reiškia tokie tie masažai namudiniai tokie. Ai. Jau taip paeini per tokius sandėliukus, garažiukus, o jeigu jau normalus masažas, tai jau salonuose, tai jau apie Tai porą čia nuo šimtų. 100 iki 200 tūkstančių. Taip, taip, taip. O normalus tai koks? Tai 200 000 5 kavos padeliai. Čia yra esmė ta, kad 100 000 tai yra 5 eurai mūsų pinigais. Rimtai. Tai va, tai galite įsivertinti. Nu, reikia važiuoti tą Indoneziją skristi. A tai kaip ten, raketų nebuvo ten to Nebuvo Indoneziją? jokių raketų, ten, kai sako, buvo tik tai perkūnija ir lietus. Lietus ir perkūnija. Jo, o daugiau jokių raketų. Ir šiaip, tarp kitko, ten labai malonų žmonės, labai jauties saugiai, maloniai, šiaip dėl saugumo jausmą, sakau, siūlyčiau tikrai nuvažiuoti, nes automatiškai tu pasijauti saugus toj saloj. Kur mes čia nutilom visi, pavydėm? Nežinau. Ne, mes tai klausom, visi galvotų. Nu va, tai tu Zita grįžai iškart kovo 11, ne? Nu tai va, matai, su nepriklausomybė parlikiau. A girdėjai, ką Vytautas Landsbergis profesorius pasakė apie mumis? Girdėjau ir čia, žinau, ką aš sutinku su juo. Taip gerai gyvenam, kad geriau neįmanoma. Pavojinga norėti geriau gyventi. Nes Ne, gali kad- tau cukraus kažkokią įpilti kažkur. Nu, kad ten pavojinga, tai gal nepavojinga, bet kad gerai gyvenam, tai tikrai. O, Nu tai nevėjom Dievą įvedė. Žinai, ne, čia toks yra gerstas senso anekdotas, mes džiaugiamės už jūs. Jo, mes gyvenam vis geriau ir geriau. Nu, prieš 100 metų irgi taip gyveno nelabai, dabar visi pradėjo geriau gyventi. Bet tie Landsbergiai galėtų susiderinti dabar. Landsbergis tėvas, Landsbergis sūnus, Landsbergis šventoji dvasia, visi kalb skirtingai. Nu, Tai kiekvienas turi sūnus ten savo apie nuomonę. Lietuvą Tai irgi čia, nuvažiavo į Ukrainą ir prikalbėjo nesąmonę. čia yra demokratija. Kiekvienas kalb, ką nori. Ai, prikalbėjo, kad Lietuva jau nebeturi prezidentą, dar ten visokių dalykų. Nu, Demokratijos nebėra. demokratijos nebėra, nu tai Nu, ten. tai Šiauliuose irgi nebėra, bet mes paklausim po pertraukos, vat, ką tas dirbtinis intelektas siūlo, kokius variantus. Ai, nu jo. Mes Vienu net žodžiu. neužkandos, su ką užkandos Audriau. Ai, šiandien bus čiupininė, žinokit. Visko turim. Viskas supylė. Gyvena kaip niekad Supilsim geriausiai. viską. Nes mes turim dar vieną intenciją, apie ją prašnekėsim jau per sekantį mūsų išėjimą. O dabar anekdočiuks. Skelbimas, parduodu parašutą, beveik naujas. Tik vieną kartą naudotas, nė kart neišsiskleidęs. Einam šipininės. Šiaulių radijas RS2. Paprastų šiauliečių paplėpėjimai. Suaugusiems ir subrendusiems. Nu, va, Zita jau parsiskraidinom iš balio. Tęsiam posėdį. Pati grįžau. Nereikia neskraidinti. Nu, Tęsiam posėdį Jo. prisiekusieji piliečiai. taip nusišaipėt iš to tai čia šipininė, žinokit, skanu. pala. Tai tikiu aš. man Mane tai skanu. parsiskraidino, tai dabar posėdį tęsit. Ką čia aš tai kaip teisama? be tavęs, tai čia. Ne, ne. Nu, kaip Lietuva be Vilniaus. Kaip Šiauliai be Vilniaus. Kaip Šiauliai be visos. Ne, ką, liūdna, žinai. bet Zitos buvo dabar, tai visi žada neteka, tai dabar tyli laida tokia. Jo, Zita grįžo, žinokit, nu. atliko. Aš jau sakau, kažkaip visi mane žiūri tik tai. Nu tai ko čia nežiūrėsi yra į ką? Nu, jo. Normaliai. Tai gal tęsiam Posėdį tą. Tęsiam posėdį. Nu, Gal mes ten grida einam, ne? Aš taip Einam, pat noriu, mes pa- mes dviesi Jo, tokia jo. sėdėm Ne, su ne, audrium tu- ne prie ko. Pamaišysim Zita tą ir su sriubytę. medicinė knygutė. nu, tai tada mes su Gintariuku eisim pažvėjoti. Nu, neužmirškit durų uždaryti iš anos pusės. Ledas dar neišplaukė iš talšos. Niekad ledo gali. Pakraščiai jau atitirpę, jau galim. Nu, vandenis jau Šiauliuose išplaukė, ten sniegs jau Tai beveik. jau girdys greitai. Nėra sniega, nėra problemų. Matėt, pirtis sulaužė Vilniui. Vilniui Tai čia plauk- Vilniui ne tik tai, kad ten ir namelis išplaukė, paskui Nu, pirtis namelis. išplaukė. Bet vat ką aš noriu Nu, jau paranešė, kad pažiūrėkit, nelegalus o namelis Talšovkai viskas normaliai. Jokias pirtis nesulaužytas. Jokio judėjimo. Jokios rovės nėra, tai kas čia laukia. Ne, man tai patiko, žinai, kai tas namelis per tą nerį plauk. Ir ten, žinai, komentarai yra, saka, nu, nuomojam, žinai, A. kilnojami turtą, žinai, tie. Saka, ne, aš palauksiu, kol į Kauną atplauks, ten kainos pigesnės. Pigiau bus. Kažkas rašo, Tai- saka, gal iki Jurbarką daplauks, dar pigiau Dar bus. pigiau bus, nu. Nu ir iki Nidos, ne? Nu, Tai tai, O ten bus kaina brangu. pakils. O ten kaina jau bus, pakils. jo. Jo, ten bus brangu.
Nu, gerai, vat, hebra, einam prie mokslo žinių, tai, nu, medikai, mokslininkai pasibaisė dirbtiniu intelektu, žinai, nes dirbtinis intelektas pasiūlė tie mokslininkam imunitetą stiprinti, įsikišant į užpakalį česnaką skiltelę. Nu, tai galim, ne tik į užpakalį, jeigu ausis, pavyzdžiui, skauda. Į ausį. Arūnai, triguba apsauga gali būti. No. Į burną, į užpakalį ir ant kaklo. Į nosį dar gali. Va, tai čia penkiaguba. O jeigu dar ant kaklą pasikabinsi visą verinuką, tai žinok ir vampyrai nebepuls. Nu, vienu žodžiu, dirbtinis intelektas. Aš tai sakyčiau, žinok, kitą pasikabinimą ant kaklo metodą turiu. Nu. O! Turtingam vyrui. Su česnako, ne? Imunitetas stiprinti. Geriau be česnako. Jūs nubaidysi, ne? Galiu nubaidyti. Ne, to česnako Bus taisyklė maloniau kabintis į česnaką. turbūt labai paprasta. Čia neparašyta, kad reikia kišti savo užpakalį. Ai, nu jo. Kišk į kietos dar skito. Nu, Ir va, išgydysi. Zita jau gaus Nobelio premiją sveikatos srityje. Nu, jo, Jis jo. atrado būdą, kaip moterims stiprinti imunitetą. Vyru. Kaip gydyti Pasikabinti turtingą vyrą Vyrai. ant kaklo. Taip, ir imunitetas iškart sustiprėjai. Geras mašinas, prabangias rankinės, ten... Iškart geriau gyvenu. Tai taip, Iškilmingos imunitetas. laidotuvės O irgi. Jėzau, tada kelionės į Horizonte. Balį ne kas 2 metai, o Vieni kas pliusai. pusmetis. Vieni pliusai. Jau net negrįžtum. Ne, grįžčiau ten, kai sako, kažkaip ne tas svajonių šalis, kur norėčiau pasilikti. Aš galvoju, kad laiks nuo laiko reikia vis tiek pasikabinti ant to kaklo vyrišką. Tai aišku, ką reikia. Čia net nereikia, čia būtina. Nu, bet einant prie to politikos, čia proktologijos rytis yra česnakas į užpakalį, žinai, vadinas. Nu, Ir man atrodo, kad Šiaulių mers naudoja tą metodą, jis pasikonsultavo su dirbtiniu intelektu. Su kuriuo iš jų. Nes, ta O nuo ko prasme, sau? čia biški nuo medicinos prie politikos, nes, nu, toks įspūdis, kad kai kurie politikai, vat, česnakas kiltelė įsikiši užpakalį, galvodami, kad taip įgys imunitetą nuo specialiųjų tyrimų tarnybos agentų įsikišimą. Nu, o jie kaip tik tada palei tą kvapą kaip tik labiau vaidina. Jie jau uosta tą Iš česnaką. karto atsak. Patirtis daugiau. Būtent ten ir varom. Nes mes čia žvengiam, o Šiaulių mers, vat, nori Vilnių atkelti Šiaulius. Jis sakė, Naujieji vasiukai. nu, Labai Nežinau, kažkur matyta ir girdėta. Aš protestuoju. Nenoriu, kad Vilnius iš Šiaulius ateitų. Ne, tu įsivaizduok, vietoj prisikėlimo aikštės Gedimino pilis stovi. Aš- Ne, tai aš sutikčiau- vietoj girdi 100 000 atsiras ant Šiaulių ten kiek 500 600 000. 000. 600 000. Tai dabar jau važiuojant mane užknis kamščiuose stovėti, o tada kada O kur mes juos laidosim Tiek tada? to, Arūnai, tegul... Siūsim į Vilnių. Tegul Dausiškėse, apkelia regionų Dausiškėse. ministerija. Nu, šiandien skaičiau mero Facebook'e, nu, ta prasme, jisai nori Vilnių atkelti Šiaulius ir taip išgelbėti Lietuvą, nes išgelbėti Lietuvą yra 2 būdai, tai česnaks į užpakalį ir Vilnių atkelti Šiaulius. Tai Trys gal būdai. renkamės česnaką į užpakalį. Keliam imunitetą. Aš tai supratau, kad dabar, žinai, jau sostinė kelsis tik apčiamesti, nes jau tokios nekilnojamo turto kainas tai jau yra praktiškai tik tai, žinai, sostinėse. Nu, arba Nes, nedui. jeigu, žinai, arba nedajo, nes faktiškai... Jeigu nori normalų poligoną įkurti, turi ir susimokėti normaliai. Žinai, už 30 000 vertės sodybas siūlo 1,5 milijono, žinai, nori gauti, nu tai normaliai. Tai norėt galim. Nu, Nu, net Vilniuje trobą gerą žinot, kieno įsitaisys už sodyba 1,5 ir milijono. kas siūlo. Nu. Nu tai Supranti, girdi, Audriau? nereik niekas. Čia Šiauliuose 8 arų sklipuką nupirko už 90 000. Ko tu nori? Nebenupirka. Nebenupirka. Prokurorai sustabdė. Sustabdė. Užžadė česnaką kvapą ir sustabdė, žinai. Tai, o tu čia kapčiamesti 1,5 milijono. Tai čia ir kapeikas. Bet Audriau, nereikia taip jaudintis, ten, matai, ten 1,5 milijono skaičiavo Indonezijos pinigais. Zita, nu, jinai žino, kiek ten. Kiek ten sakė milijonų reikia? Tu grikais. Aš tai galiu labai greitai, tuoj staigiai revoliutą atsidarau, kelių mygtukų paspaudimai ir tie 1,5 milijono yra Nu, Indonezijos pinigais jūs gausit. rūpijom. Rūpijom. Nu čia, žinai, iš tos ryties skaitau, vartau aš į mūsų vietinį laikraštį ir žiūriu savivaldybė įdėję skelbimą. Skaitau, įdomiam kūrybiniam ir atsakingam darbui reikalingi krovikai. Vo.
Nu, pinigam krauti. Ne, gražiai Nu, tai sukrauti, apie pažiūrėjau, ką? kažkokias figūras sudėlioti. Einam tos skanios šipininės. Eina paragauti. Nu, skanaus. RS2. Šiaulių radijas. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Tai va, Julio kompanijai ir Šiaulių džigitam visiems Kars Irane nekel problemų. Taip, Ar ko kelia? nekel. Baigtų, nu. Kad? Ei. Kažkur. Nu, va, tai... Kaip nekel. Tai kai saka, kaip ten skaičiau kažkur, kad bombas krent Kiprė, bet Kiprą kuro kainas nepakilo, Lietuvoje labai atsiliep kuro kainom. Nu, matai, Lietuva yra jautri šalis labai. Nu, Tai Sureagavo emociškai. Ne, nu supranti, nu ką reiškia. Vokietijoje jau 2,5. Tu pažiūrėk, vien Šiauliuose ką plaukuotos rankas. Nu, va, cigarais būtent, va, gali. Šiaulių džigitam, pavyzdžiui, Kars Irane visiškai vienodai, bet jiem, va, valdžiai Šiaulių čia, džigitais aš jas vadinu. Nu. Įkel problemų plaukuotą ranką Vilniui kažkokia iš Vilniaus, ar tai sistema plaukuota, a dabar tai dėdė su cigaru eina. Pusuoti dėdė su cigaru, jeigu Man, džigitai. žinau, kažkaip jau čia reiktų iš tikrųjų pas Zigmundą jau kreiptis, nes kažkaip aš jau norėčiau... Dėl cigaro čia, ne? Jau ir dėl plaukuotų rankų, ir dabar jau dėl cigaro, nes aš suprantu, kad pas vyrus jau čia, žinai, tokias įdomias asociacijas. Nu, Freudui. Ir reikėtų... Moralinė Kaminas gal- darūkstantis. Jo, aš irgi galvoju, kad neužmiršt, reiktų nu. jau atlikti tą, žinai, šešėlių ten tą testą, žinai. Girdė, o aš siūlyčiau ne po šventųrių vaikščioti, o į pačią bažnyčią jau įeiti, nes jeigu jau vaidenas dėdė su cigarais, arba Greitai tėvė mūsų, negreitai tėvė mūsų. jau reikėtų įbėgti ten keletą poterių. Nu, visos Šiaulių merstai dabar tik tai apie dėdę su cigaru rašo ir aišku, kai jis yra blogs. Supranti, plaukuota ranka buvo, dabar plaukuota ranka kažkur atsitraukė. O aš taip suprantu, kad cigaras atsirado čia, žinai, iš Plaukuota Todėl, kad plaukuota ranka dabar Plaukuota cigarą ranka- laiko. Plaukuota ranka cigarą laiko. Aš taip suprantu, Laukite kad cigaras tęsinio. čia... Cigaras, nu čia, tai ta prasme, nu yra, Zigmunds Freud turėtų ką veikti. Žodžiu, tai česnakai uodegoje, tai cigarai plaukuotose rankose. Bet Visocks yra gudresnis, žinokit. Už Lukošaitį, jo tą Aš kraujo galvoju, už ką brolį. jis Nes gudresnis. Lukošaitis eilinį kartą prisidirba. Už penktoką Tarybos gudresnis. narys Visocką draugs. Jis dabar prisidirba taip, kad dabar turi bylą dėl šmeižtant generalinės prokurorės. Nu tai, valio? Taigi, Nu. ar negi dabar liūdnai gyvensi, Arūnai? Nu vis reikia Reik- kelt lygį savo. Reik teatrą, reik spektaklį. Ne, Nu, matai, ir- kadangi ta byla užsibaigė, jam reikia naujos, nu taigi... Ai, To, tiksliai, žinai, nu, adrenaliną tai vis tiek Aš siūlau reikia. apie Lukošaitį poetiškai, nesustabdysi upės tekėjimo ir Lukošaičio plepėjimo. Nu, Lukošaitis kaip menininkas, jis taip atvira dušia, kas galvoj tas ir Ant liežuvio. ant popieriaus, žinai, į Facebook'e. Nu, ir supranti, jisai generalinė prokurorė apkaltina korupciją, bet konkrečiai Nida Grunskienė yra generalinė. Jis rašė taip, Nidavna dengia korupciją, o dengti korupciją yra nusikaltims, tai Nidavna yra korumpuota. Dengianti nusikaltimą genprokurorė. Nu, į viskas. O čia kurį palauk, apie kurį nusikaltimą jisai? Nežinau. Čia bendrai. Apskritai. Nu, čia bendrai. Nu, Čia plačiaja prasme. manykim, Išsiaiškinkim, nu, kas ta kam prasme, ten matyti dėl jo, jis ten tų bylų Lukošaitis turėjo žmogus. Nu, gurkštelė ne iš tos slovikiuką matyti. Nu, o Šiauliuose kaip visada yra gerų žmonių, kurie netinka rašyti skundus, nu, viens parašė generaliniai prokuroriai, klausyk. Sako, nu, tai Nida, ne? Nida. Ant tavęs, Ir ar ne? generalinė prokuratūra sureagavo dabar. Nu, tai Lukašenka. žinau, čia Greičiausiai yra- mums be klaidų buvo parašyta. Ne? Bet esmė ta, kad Šiauliai mok skundus tos rašyti. Aš jau kiek Ojei, prisimenu, ojei. nuo kiek, nuo 15, ten, ne, dar anksčiau ten. Nuo Tie 11 nuo 11, jo kažkur ten. kažkur. Tie skundai labai jau buvo. Visos labai mėgdavo Įvedė jis ten, tradiciją nu. rašyti skundus. Bet Talentas. matai, jisai tada dar nerašydavo tų skundų plaukuotai rankai, žinai, ir dėdė su cigaru.
O dabar... tai niekur nenuėti. Jis dabar rašytų, bet nėra kam rašyti dabar, nes ten Vilniuje tik tai dėdė su cigaru ir plaukuota ranka. Bet tai palauk, man visą laiką plaukuota ranka, o plika nieko negali padaryti. Bet, tai plaukuota gali. Bet sakau, kodėl visos yra gudrės. Tu nelabai jauti, žinai, su plaukuota didesnis jausmas. Ten pasipriešinimas didesnis. Gali įsikabinti. Paprastai, žinai, kaip Zigmundas sako, suaugusių žmonių fantazijas, tai yra vaikystės prisiminimai kažkokie pasąmonės išmesti. Tai prisiminkim, prieš kiek metų buvo ten ta Monika Levinski su cigaru, kiek buvo ovaliajam kabinete. Jo, džigitam, kiek buvo metų, tai ko gera, kad čia, žinai, jų jaunystės fantazija dabar, žinai, išlinda. Maždaug dabar aš esu tas Clintons savo keturkampiam kabinete. Nereikia žiūrėti panoramos vaikystėje. Ir apie cigarus. Oi, kaip pasvajoju. Nereikia panoramos žiūrėti vaikystėje, kurią apie Levinskį rodė. Bet sunku jam ir Vilnių perkelti į Šiaulius ir postus plaukuotą ranką valdyti ir cigarą. Tokiam vyrui. Ne, jaučiu, kad nesunku. Ai, taip, galva su ranka nesurištos, tai abi dvi daro savarankiškai. Pavyzdžiui, tai Lukošaitis, tai toks sakau, atvira širdim, jis parašė pavardę, vardą, ten gavo bylą, dabar užmeištą. A visos nerašo. O kas tas dėdė yra su cigaru? Va, man irgi labai įdomu. Vardą duokit žmonėms. Ta prasme. Arūnai, pagal užklausimą raštą parašykit savivaldybę. Kieno yra plaukuota ranka? Čia ką tokia apstus? Rimta. Taigi ne beždžionės, taigi žmogaus. Nu tai. Ašimonytas ar... Ir cigars toks turėtų būti normalus. Skvernelė, Palucka, kieno tam? Ta prasme... Ar Nausėdos? Ne, aš įtariu, kad čia tuo dėdės, žinai, čia kur nors tam galiniam kabinete sėdinčiam. Čia ne iš priekinių kabinetų. Slapti yra. Jo. Kuriam pagalvėlis. Kurio vardą nežinau. Vienu žodžiu yra taip. Einam dabar į pirmoje eilėje, žinai, kur ten dabar tikrinti. Į Vilnių, kaip kas sako. Ir patikrinam, kieno labiausiai apžėlusias rankas. Reiškia, tuo ir yra. Ne, dar yra vienas klausimas, man irgi dėl tų dėdžių plaukuotų. Va, visos pirka butą Vilniui. Supranti, tai kaip? Tai myli ką, Šiaulius ar Vilnių? Vienas dalykas. Jeigu Vilnių atkelsi į Šiaulius, tai kam reikėtų butą Vilniui pirkti? Netoli bus arčiau iki butą. Bus arčiau, sakė. Tai tokie dalykai dedas politikos proktologijos moksle. Meilė, o finansavimas liek finansavimu, žinai. Investuojam ten, kur yra geriau. Pasirodo, nekvep. Čia Šiauliuose to pakilimu. Jeigu Vilnių perkelsi į Šiaulius, sutaupysi ant Panevėžio Šiaulių kelio remontą. Mano vienas bičiulis, žinai, dabar tvarkės dokumentus miestas valybėje užėję, sako, žiūrėk, sako, koks bairis, užėjinu, sako, žiūriu Rūbinį skelbims. Tik Šiaulių miesto tarybos nariams ir darbuotojams. Apačioj kažkas ranką prirašė, bet galim kabinti ir paltus. Šipininė. Skanaus. RS2. Šiaulių radijas. RS2. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Aš tai matau vieną tokią riziką ir problemą. Vat supranti, jeigu ta plaukuota ranka, tai man netrukdo, žinai. Tau net patinka? Ne, man fainai, viskas. Žinai, bet jeigu ta plaukuota ranka padidins kiaušinių kainas prieš Velykas, va čia tai aš supyksiu. Tai tu čia ir išpranašausi. O, žiūrėk, tą temą turiu irgi. Gaidys atridena į kiemą stručia kiaušinį, sušauk visas vištas ir saka: mielos damos, aš nieko nesiimu kritikuoti, bet vis dėlto atkreipkite dėmesį, ką gamina konkurentai. Nu jo, bet ten, matai, gaidžiai irgi reiktų pasistengti turbūt. Kokie gaidžiai, tokie ir kiaušiniai. Tai va. Ten dizelis, tai dizelis jau čia, jau beveik visi baigs susitaikyti, žinai. Nu bet jo, jeigu kiaušiniai pabrangs blogai. Yra Latvija, yra Lenkija, ten to dizelio. Latvija čia važiuoja. O kiaušinių jau Lenkijoje, į Latviją nusipirkti nebeišė. O kiaušinių taip neprisiveši. Nu jo. Patikėk, kaip aš mačiau, kaip kiaušinius veža. Su motoroleriu atsisėd, viens priekį sėdž, ten tarps, kur yra kiaušinių pridat padėklų. Nu visų pirma, kada ant motorolerio važiuoja kiek 3, ne?
Jo, ten važiuoji Čia 3, Indonezija. 4, ten ir motoroleris yra visapusiška transporto priemonė. Ir keleivinė, ir krovininė, vienu žodžiu viskas. Bet įdomiausiai buvo, kad kiaušinius priekį susidėję vež, ten, daug tų padėklų jau motorolerį priekį pasidėjęs. Ir ant galą sėdž motriškaitė. Tai jinai dar ant kiekvieną kelieną, dar po krūvą kiaušinių su padėklais pasiemus ir važiuoji. Ten paskaičiavom grubiai, kokį 600 kiaušinių vežė. Oho. Važiuoji savo atsipūtę. Jeigu 3 važiavo, tai buvo 606 kiaušiniai. Ten 2 važiavo. Tada 604. Bet viens buvo moteriškas. O jie to, tai 602. Tai va kiaušinių kaina nulems valdžios ateitį. Šiaip, ne? Jo. Aš žinau, prekybinės reklamos šūkį, atvirkščiai sumažinome kiaušinių kainas. Atvirkščiai. Einam gal. Ne iš tos pusės, ne? Pasilinksmit, Inga Valinskė, nežinau, kai dėjo pareiškimą apie erotinių filmų įgarsinimą. O ką ten? Ingos balsas tai gersa, nes sutinka. Labai. Ypač erotiniam filmam tai iš vis labai tinkantis. Čia skonio reikals, bet tinka. Tink. Tai jinai pareiškia taip. Inga Valinskė nepareiškia taip, apie erotinių filmų įgarsinimą. Ten mažiau informacijos, kurios aš nežinočiau. Jinai žino viską. Girdė, moteris jau su patirtim, tai faktas, kad žino. Moteris su išsilavinimu. Turint vyrą Valinską, tai aš net nebejoju. Ką ten naują sužinosi? Iš vyrą ten tiek tu nesužinosi. Girdė, kiekvieną vakarą spręstum grandinėlės. Sutapinu ir Valinsko. Tai žinai. Man atrodo, kad Valinskė, jeigu įgarsintai, nereikia nei tą filmą žiūrėti. Valinskė užsinori, supranti, pasismaginti su Valinsko, Arunčiks įsitraukti, išspręsti grandinėlę. Aš tava. Valinskas užduos klausimą, tai taip ar ne? Nedrįstų net sapnuoti tokių filmų. Būtų gerai, nors balsas, sakai, išgirsti, tai niegi girdi, kaip Valinskė nejausi šneka. Juozas. Iš aukštuomenės gyvenimą vėl Juozuks Statkevičius, dizaineris mūsų. Jis nepaleidžia ramiai dabar prezidentienės, jis ją sukramtys gyvą, aš taip suprantu. Senai jau kramto, žinau. Kramto jis ją gyvą. Jau volioja po tą burną, kaip tik gali. Suprantate, jisai dabar ką jisai pareiškia, kad įstrižas automats. Prezidentienė dabar dėvi tokių švarkelių su įstrižu užsėgimu. Žodžiu, skersai viskas. Skersai viskas. Čia kitaip pasakius, dėjau skersą. Skersai dėjo, dėjau skersą ant stiliaus. O čia dėjau įstrižas. Tai jisai įvardino, kad, tai matėt, Gitano Nausėdo žmona Diana. Tai tokie švarkelį. Tai sako, čia yra tokia kinietiško restorano pižama. Tipo prezidentienė taip apsirengus. Nestabdo Juozuks. Aš žinau, kada jis sustabdys. Kada prezidentienė iš jo nors bikini užsisakys. Nors raištelius, nors šniurkelius nuo bikinio, tada jau atsikabins. Netilpsi tuo šniurkelius ir bijau, kad taip nebus. Neįtilpsi. O dar vis tiek negaliu praleisti vienos tarptautinės naujienos. Super tarptautinė naujiena. Varšuva uždraudė naktį prekiauti alkoholiu. Jie sudarniavo. Čia yra įvykis. Vaikeli, nebėr ko važiuoti Varšuvą. Naktį uždraudė, žinokit, nuo 22 valandos iki 6 valandos ryto. Kaip pas mus. Taksistai visi ir taškeliai jų prasidės. Tai seniau būdavo toks pasakymas, ten priejo Kindziulis ir tarė, tai čia ten priejo Veryga ir tarė, turbūt Varšuvai lankės. Bet Varšuva vis tiek, tik nuo 6 valandų ryto leidž prekiauti, žinai. Tai aišku, kaip atsigausi. Pas mus nuo 10. Gal netyčia Valstiečių partija atidaro filialą Varšuvai? Ten ta šiauresnė yra degu. Kokias čia problemas? Kuo mažiau žmonės gers, tuo geriau. Kad man atrodo, jau su akcizais jie tą jau baig padaryti. Kad mes vėl sugrįšim prie mūsų tos telšių, ten tos nuostabiosios istorinių tradicijų. O Šilutė, Šilalės, Rūginukės. Prie Aleksandrijos viskiaus pereisim. Ką man atrodo, kai iš vis tai jau ir tie Aleksandrijos viskiai ir visi tie jau nueina į antrą planą. Yra kitų būdų svaigintis. Bet tikrai jaunoji karta kažkur buvo skaitęs, kad labai sužlugdė alkoholio pramonę, kad tik tai alus dar šiek tiek laikos.
O ką, nebevartoji nieko? Nu, Tai va nebevartoju. būtent. Alų. O, Dar šiek tiek. Gražiausiai. Ir visokius spalvotus saldžius gerimiukus. Tai be pigų ten uždraudinėt, kai nelabai kas ir beger. Nu ką, bičiuliai, vienu žodžiu, aš noriu dar savo intenciją tokią vieną įdomų patyrimą šią savaitę. Buvau pas odontologą, atvažiuoju, žiūriu parašyta. Nusišypsokite, galbūt jūs tai darote paskutinį kartą. Kai suleidžiate tuos narkozės, tai šypsotis nebeišeina. Vaizdelį, žinai, prieina odontologas su plaukuota ranka. Ir su cigaru dar. Vaikystės košmarai, žinok. O tu įsižiojęs. Einam šiupieninės, galbūt jūs tai darysite Su paskutinį kartą. česnakais. 97 ir 8 FM. Radio stotis RS2. Visada širdį jauniems.